Labas rytas, draugai. Naujas video ir šį kartą naujas video nei apie varžybas, nei apie garažus. Toks tarpinis variantas. Iš tikrųjų, senai norėjau šitą siužetėlį įgyvendint, bet vis kažkaip tai nepriderindavau tinkamos datos, bet žiūriu, kad šiandien man diena laikas tinka ir šiandien video bus apie tai, kur žiemą ir ne tik žiemą galima legaliai padūkti automobiliais, pašerti, kaip sako bamvistai, patraukinėti rankinį, kaip sako mitsubishistai, kur galima tą padaryti legaliai, nerizikuojant prarasti vairuotojo pažymėjimą. Tai šalia Panevėžio yra tokia vieta, kurioje galima už simbolinį 15 eurų mokestį arba 20 eurų, jeigu nesiregistruoji tam iš anksto, atvažiuoti ir 5 valandas dūkti. Nuo 11 iki 4, kol jau tokiu laikotarpiu sutemsta. Tai va, važiuojam į Panevėžio rajoną prie Raguvos esantį kartodromą. Raguvos kartodromas anksčiau buvo naudojamas pagal paskirtį, ten vykdavo kartingų treniruotės, visokios varžybėlės, bet labai senais laikais aš jau to kartodromo naudojimo pagal paskirtį nebeatsimenu. Tu prasme, kiek aš ten esu buvęs, tai turbūt, kad vienas iki žiemą ar kažkokia tai varžybėlė, ar kažkoks tai slalomiukas, ar šiaip pasivažinėjimas, bet tas buvo 10+ metų. Ir tas kartodromas ilgai buvo nenaudojamas, jis priklausė ir dabar priklauso mokyklai Raguvos, bet niekas jame nieko nedarydavo, apart ten kokio nors nelegaliai įlindusio vietinio jaunimėlio palakstyti su mašinom. Bet atėjo laikas ir iniciatyvai savo rankas perėmė Panevėžio BMW fanai. Hebrytė, kuri nusprendė susirasti legalią, saugią ir nuošalę vietą savo linksmybėms automobiliais. Tai va, tai būtent Panevėžio BMW fanai ten dabar rengia visokius pasivažinėjimus, treniruotės, sakykim taip, kuriuose galima ir pasitestuoti mašiną, ir pasitestuoti savo vairavimo įgūdžius, arba tiesiog gerai praleisti laiką su bendraminčiais. Pasiėmėm šalmą šiandien, iššoksiu pas kažką į keleivę vietą prasivažiuoti. Buvo minčių, buvo pasiūlymų atlėkti su Koltu ten padūkti, bet kadangi Koltas mūsų grinai slalominis, tai gaila šiek tiek resurso to automobilio, kuris paruoštas konkrečiai slalomui, važiuoti tiesiog for fun. Tai for fun reikia važiuoti arba su galinė varančia ašim, arba žiemą su kvatravyku. Tai nusprendžiau, kad Kolto visgi netrauksiu, nes laikai ten rato įveikimo nėra matuojami, ta prasme varžymosi fazės jokios nėra, tai nusprendžiau, kad pabūsiu kaip žiūrovas ir parodysiu jum, kaip ten iš tikrųjų smagu ir kad tokia galimybė yra legaliai pasivažinėti, nerizikuojant savo vairuotojo pažymėjimu. Viskas, pučiam link Raguvos, tai nuo Panevėžio nutolusi yra jinai apie 30 km, gal šiek tiek mažiau. Ir ten pabendrausim ir su organizatoriais, ir su Hebrytė, ir pasivažiuosim su kažkuo, kas mėgsta važiuoti šonu. Varom. Nu va, čia yra posūkis į Raguvą, važiuojant senuoju Ukmergės keliu, bet mes Raguvą nesukam ir važiuojam dar šiek tiek tiesiai. Labai nedaug, iki kol pamatysim po dešinę pusę šalutinį keliuką su ženklu plyta už kelių šimtų metrų prasidedančio galiojimo. Tai va, čia jau prieš pat pirmasis sodybos iš karto nuo įsukimo už tokį lauko. Va, plyta 200 metrų. Nu ir va, to žvirkeliukų čia pabildam ir mes jau būsim Panevėžio BMW fanų Driftlande. Va, prašau ir trasytę. Sniego ant asfalto nėra, bet visur aplink čia matosi, kad yra šiek tiek sniegelio. O, iškart daug matytų veidų. Ponas Stedhemas, transporteris, kitaip sakant. Ką šiandien atvežite į Driftlandą? Pramogas, treniruotė. Kuria čia mašinėlė, kuria čia modeliukų bus? Čia va, vienas. Aha. Pats lėksis tralų per trasą? Ne, tai su šitą. Što, tavo čia? Taip.
Driftin biški? Nu, tai nesimata, kaip su autobusu važiuoja. Matais. Praveš? Gail, kad vienas lapšys. Ai, tu savo, būt žinojus, būčiau lošį pasiėmęs šalmą, tai pasiėmė. Na nieka. Kažkur įsadinsim. Įsadinsim, kur nors pažiūrėti, kas čia gera. Nu gerai, einam žiūrėti, kas čia gera. Čia toksai winterbiteris, ar tu čia kažkur su juo dar stipriau važiuoji? Ne, tai tiesiog savo malonumų treniruotėm. Supratau. Išsukimas ir išvirtimas, ane? Ir biškė. Ir, ta prasme, nukastas sparnus. Netelp, tai. Netelp, ne? Taip. Koks motors? Patvaros įstrėlė 3 dizelis. Tai kiek atsukai iš to klek traukinio? Reiktų Aivarą klausti. Taip, užsimerks, sukai nežiūrėjai schemą. Nelabai gavas ten. A ne? Taip. Supratau. Nu vis tiek kokį arti 200 kW atsukai. Kažkas turėtų būti. Nu jo. Sabelta pirštinytės, valinkėjimai notkui. Blemba, nu geras. Pirmuks. Nu bet ratų tas išsakymus drifterį man kaip patinka, tai dar ant koltą tokius susidėčiau, tai nežinau, išmest iš varžybų jaučia. Nu va, kabinetas parkingas, sparko sėdinytė, rankinis, šifteriukas turbūt įdėtas, gesintuvas pritvirtintas ir šalmyzas ir viskas. Va čia, kaip sutaupyti pinigų, neflakuojant panelės už brangiai. Taip. Priklijuoti grindų kilimėlis. Nu, ir bet pažiūrėjau, apsiūtas kantas, viską. Gražu. Žodžiu, tvarkingas BMWs. Nu, taip filmuosim iš šoną, pažiūrėsim, kaip iš šoną važiuojam. Galėsim. Gerai. Nu, kadangi Driftlandas, sakykim, prie Raguvos čia yra pusiaukelį tarp Panevėžio ir Ukmergės, tai net ir Ukmergės chebra drifteriai atvažiuoja čia savo automobiliais, nes praktiškai visai netoli namų. Labą dieną. Iš kur atvykot į Raguvą? Ukmergės. Iš Ukmergės. Tu jums čia pusiaukelė tokia tarp Panevėžio, ne, gaunais? Panašiai. 30 keli ten plius. Beveik 40. Supratau. Nu ir kaip čia tą Driftlandą Panevėžio atradot? Kada jūs čia atradot? Kada čia pradėjot gazuoti ukmergiškiai? Aš pradėjau važiuoti turbūt lygiai prieš metus kažkur. Gal plius mėnesis. Aha. Pirmą kartą pasibandžiau pas Alekną mokyklai ir nežinau. Užsikabinau, įdomu pasidarė ir važiuoju. Supratau, o kokį modelį čia susibūręs, koks motoras? Pavogiau brolio KM6. Supratau. Tai įkišo 3 litrį, buvo šylas, buvo lankai, tai ir važiuoju. Kažkur drifte į kokią street semi-pro kažkur važiuoji dar? Ar dar Jo, važiuoju. bandais? Šiais metais važiavau visą sezoną street'e Aha. ir kiek galėjau semi-pro važiavau, nu, kad daugiau treniruočių tiesiog pasidaryti. Tai Supratau. visą dar drift cupą bandžiau važiuoti. Dabar eko driftas vyksta, tai ir jį važiuoju. Kelintą kartą čia šitam kartodrome? Pirmą kartą. Pirmą kartą, ne? O, tai gerai, susipažinsis konfiguraciją. Teks. Teks. Nu va, gražus BMW'kas. Kas nežino, tai čia yra crash baras vadinamas. Kad jeigu kur suremsi ar su bičiuliu, ar su... Jau buvo Buvo. suremta. Matau, kad čia biškai jau buvo. Crash bar savo funkciją įvykdė, ne? Įvykdė. Įvykdė. Nu va. Būtų baigėsi blogiau. Būtų blogiau. Padangėlės. Ką čia naudojam? Zestinkės naudojam, ne? Priekį jo. Aš slalomui dabar Zestino pabandysiu pavažiuoti slalomą su Zestino, žiūrėsiu, kaip man patiks, kas ten su jom. Kaip tau Zestino? Nu, priekis, ką žinau, nenuslidinėja, priekis, neprisimenu, koks dabar priekį mišinys yra, bet ant galo užsidėjau UHP, tai mano nuomonė kiniečiai geriau kimba. A ne? Nu, žiūrint kokie kiniečiai, vėlgi. Ir žiūrint kokią dangą, dar iš tikrųjų labai skiriasi tas asfaltas, jis nėra vienodas visur. Jo, bet man tai visada toks jausmas, kad Zestinkės UHP, nu aš važiuoju ant 205, tai gal irgi kažką turi, bet man visada Zestinkės ant 02 baro žemiau turi būti. Ir tada kimba panašiai. Supratau. Bet šiaip, ką žinau, nu, nesidėvi, tai kaip ir geriau. Nu jo, ilgiau užtenka. Supratau, nu jo, čia tam sporte irgi ir ten niuansai, slėgiai, ten taip toliau pločiai. Daug čia meno. Nu ką, einam dar vieną kompaniją, dar vienas BMW. Labą dieną. Iš kur jūs į Panevėžio rajoną? Iš Ukmergės irgi. Blemba, čia Ukmergiškių mitas gaunasi. Jo. Kaip čia atradot šitą trasytę, kada ją atradot? Senai. Senai, ne? Nes supranti,
pusę Panevėžio nežino, kad čia galim legaliai su mašinom padūkti, žinai, visi miestą dūkstų teisės į stalčių policijai dedu. Jo, neapsimoka. Kaip šitą trasytę konfiguraciją Iš tos pusės geriau. Ai, ne? Jo, nes iš šitos labai lėta trasa. Supratau. Pats ta BMW čia susibūręs kuriai lygai, kur važiuoji? Kol kas trefkėse. Trefkėse, ne, kol kas? Koks čia motoras? 2,5. 2,5, ne? Plyta. Plyta, supratau. Nugi gražus BMW-kas. Nelabai. Nu, visi driftiniai yra koviniai. Ta prasme, šitie dalykai to mašino priklauso. Ta prasme, jeigu ten ralinė gali būti purvina, tai driftinė gali būti priramstyta visur, žinai. Nu. Jo. Supratau, ką, dabar padangėlę atsivežėt, kiek čia? Iš viso gal 12 sušert. Tu visas ir sukurensit. Tai taip. Supratau. Nu, gal, Jeigu atlaikys mašiną. Jeigu bus galima, aš gal pasišoks kokią važiavimą iš vidaus pafilmuoti. Sėdynę matau turit. Yra. Šalmą aš irgi turiu. Aš irgi turiu. Ok, gerai, matysim. Tai va, žodžiu, nemažai kompanijas ir ukmergiškiai čia dominuoja šiandien. Dar 2 BMW automobiliai. Kol kas iš Panevėžio tik vieną mašiną. Labą dieną. Po kiek padangas? Po 15. Po 15? Visos naujos. Visos naujos, net nevažiuoja. 2019 metų medinės beveik. 25. Oi, tu savo. Labą dieną. Tai iš kur čia į tą Panevėžio rajoną atvykot? Iš toli? Iš Jurbarko net? Jo. Oho. O tai Jurbarke... Šakių rajoną. Nėra Jurbarke ir Šakiuose vietų, kur... Turim vieną aikštelę, bet atsibodo tą patį. Ai, tą pačią konfiguraciją drožinai. Visą laiką tas pats per tą patį. O čia pirmą kartą šitoj? Jo, pirmą kartą. O, tai bus pažintis su nauja trasa? Tai taip, bet čia gavus viskas taip ekspronto, kad vakar 2-3 nakties dar mašinas tvarkėm. Dar nebaigėm. Ką dar reikėjo davesti? Traukės buvo linkusios, kolektorius buvo draugui perpūstas, nu tokį. Žodžiu, bemėgė naktelę? Bet šiaip ne taip atvažiavom, išmėgysim, pažiūrėsim, kas bus. Ir tu ir bičiulis pirmą sykį, ne? Čia būtų? Jo, pirmą sykį būtų. Šiaip įdomu, viskas, trasa tikrai įdomi, o kaip seksis? Pamatysime. Pažiūrėsim, pafilmuosim, labą dieną. Nu, kai pasiruošę, makyta dar ranką, įrankį čia. Na, jau. Ko dar trūksta, kokių dalykų? Ja, tik dėt padangas įlikt. Supratau. Kokias mašinėlės susibūrė? Čia ką turit kiekvienas? 3 litrai. 3 litrai? Dizelis, ne? Aliejus. Aliejus. Pigiau. Nu ką, už stop juostų čia įsikūrėm. Pabandysim pasifilmuoti, kaip atrodo tas dalykas iš viršaus. Kartodromas toksai, kaip sakau, tokius kartodromus aš vadinu Mickey Mouse'niais, kur bet vardan važiavimo smagumų, tai to tokio pasukiuko reikia. O, statas kersaviriukas. Važiai. Opa! Sauktukas, biški persimetė per didelį greičių ir dabar gali ekspertas na kalną pabūti. Žiūrėjai, kitą pusę išvažiavo. Aš dabar gali ekspertas na kalną pabūti ir taškiuks padėlioti, kas kaip važiuoja, įvertinimus, balus. O, biški priekį nustūmė. Žodžiu, smagu. Smagu ir pažiūrėti šitą dalyką. Pavažiuoti daug smagiau. Jeigu aš mokėčiau su galinė šim varomu važiuoti, tai gal ir aš kokį šudalempį nusigriebčiau, bet sporte vieną kartą teko su Miata Mazda galų varomu važiuoti. Vienas iki, kai iš buvusio mechaniko Gedimino Bausio pasiskolinau, nu žiauriai smagu, bet nu yra niuansų, ten visiškai kitaip viskas vyksta negu priekį varomu, tai reikia biški skilsų. Nu, parlekė BMW-kas, kontra pasistatymas ir įvažiuojam. Paruošti gesintuvą, jeigu reikia. Tikėkimės nereiks. O, kokia patranka užtaisyta. Labą dieną. Nu, kaip ta trasytė čia mūsų? Panevėžio rajoną. Blogai bandom vafuotinti. Gerai, prisišaudykit. Mes irgi bandysim įamžinti momentus. Nu va, tas pats BMW į antrą hitą.
eikim pafilmuosim. O, virintozė. Treška, braška, padangėlės. Biški driftanulį buvo. Užkabina pakraštį. Sugeda buferis. Tik patraukti, kad nepervažiuotų. Jo, duok žmogui buferis, jį sulaužys. Čia buvo su koliuku pažymėta duobė, nu, tiksliau, aštrus kelkraštis. Tai jau hebrytė kliūdė. Plačiai važiuoja. Smagu. Oi, inlakę pusnin. Ir dabar įtareisim stumti. Ne, išvažiavo. Kelintą jau detalę šiandien šitą BMW parnešam? Antrą jau. Kiek dar lyka? Nu, nemažai. Nu, dar 4 lyka. Ardasi pabiškį, ardasi. Biškį šalia kelio nusėdęs BMW buvo. O čia ant ralo atvažiavo ir dar vienas modelis. Žodžiu, nemažai šiandien čia drifto veiksmo. Raguvos kartodrome, Panevėžio BMW fanų Driftlandą. Nu va, atvažiuoja ir pats Gaspadoris, Hazeinas. Kaip ten sako, nėra dūmų, nėra galės. Tai čia ir galės ir dūmų fabrikėlis gaunas. O antras į kompaniją. Gal su ISO bus? Smagu. Žiauriai smagiai čia dūksta chebra. Nu, einam žiūrėti, kiek defektų čia per stiką per du važiavėms. Nu, kaip čia reikaliukai kokie? Visiškai nedaug. Plastikai nuskraidė ir viskas, ne? Buferis ir slengstis. Tai vat gal net nebedėsit, ne? Slengstį jau užsimesiu, bet buferę ne. Supratau. Nu, kaip sekėsi? Per daug biškių sukibimo, reikia das pūs patų. Kiek darot, kad būtų mažiau sukibimo? 2,5? Buvo 1,3, tai pakelsiu iki 1,8 tokių. 2,5 jau labai kritiškai daug, ar nebūtų? Nežinau. Reik bandyti tiesiog. Na. Supratau. Va, grįžo iš pasivažinėjimo ir pats Gaspadorius. Nu ką, Gaspadorius, kaip įspūdžiai pačiam? Puikiai. Puikiai, smagu, ne? Puikiai, labai smagu. Supratau. Tai šiandien, kadangi pačią didžiausią Gaspadorius gražių dar nėra, ne, ir nebus, tai tu papasakok apie tai, kaip čia atsirado Panevėžio BMW fanų valdos Panevėžio rajone, jeigu taip galim išreikšti, kur jūs dabar čia reguliuojate visą eismą. Gavas taip, kad Raguvos mokykla paskelbė konkursą išsinuomoti šitai erdvei. Aha. Pabandėm sudalyvauti.
Ir laimėt nuomą. Ir laimėjom nuomą, pasirašėm sutartį 5 metam. Ir dabar rengiam treniruotės driftą, kad lavinti įgūdžius. Kokį radot šitą visą autodromą, kai atvykat? Kas čia buvo? Buvo labai aukštas žolės, daug šiukšlių, daug padangų, paliktų, privežtų. Tvarkiam, bandėm stengtis ir dabar turim, ką turim. Dabar realiai kiekvienas, kuris nori pasivažinėti, ką jam reikia daryti? Reikia pasiekti, susirasti Facebook'e, kai bus renginys paskelbtas, susiregistruoti, arba galima ir atvažiuoti nesiregistravus. 5 eurus brangiau girdėjau. Taip. Šiaip 15 eurų registracija ir 20 be. Taip. Žiūrovam nemokamai. Taip. Supratau. Tai Facebook'e ieškoti PBF Driftlandas. Taip. Ir ten visi eventai būna dedami kada, kur ir kiek. Taip. Maksat. Čia keliese važiuoti galima, su Isa pabandyti pavardinti, kokį pavažiuoti. Galima. Laisvė interpretacija. Nėra kažkokios labai griežtos taisyklės, kad čia minimum, maksimum vieną mašiną. Ne, kad ir visas 15 ar 20 gali važiuoti. Šalmą galima turėti keleivių. Dabar ar reikia šalmo, ar galim keleivių? Būtinai šalmai, diržai, tvarkingas sėdynės, aišku, prisuktas, neklybančias. Keleivių galim vežti? Galima. Supratau. Bet irgi pririšta ir su šalmu. Supratau. Gerai. Tai va, bičiuliai, jeigu sudomino ir turbūt, kad ne tik su RVD, bet žiemą ir su tokiom mašinom ant sniego. Jo, būna žiemą padaryti eventai, gali bet kurios, kad ir dabar šiaip gali atvažiuoti ant rankinę čiaužyti. Nu jo, aš ir turėjau pasiūlymą atvažiuoti ant rankinę pačiaužyti, bet pagalvojau, kad ką aš čia pričiaužysiu. Na taip. Supratau, o šiaip jau kiek čia metų atsukat jau tą projektą, tą reikalą visą? Tai jau netoli 3 metai. Ir ar jau žmonės žino, ar jau atradė tą vietą? Daug žmonių sako, kad nėra dar girdėję po tiek laiką. Mažai reklamos. Tai tikėkimės, kad mūsų kanalas prisidės prie populiarumo šitos trasos ir prisidės bendrai prie vairuotojų įgūdžių lavinimo, nes mieste bais pažiūrėti, kas darosi. Šitaip daryti negalima. Šitaip daryti negalima. Ir miestų šitaip nedarykit. Geriau darykit čia saugiai ir legaliai. O mes einam, susirasim kokį nors driverį ir įkrysim į kabinetą pas ką nors. Jo, tie trasos pakraščiai tokie, sakykime, jeigu imti kelio lygį va tokį, tai ta žolė šalia kelio dirva tokia yra šiek tiek aukščiau, tai jeigu įremi ratą, tai šiek tiek arba atmeta, arba užmeta, tai matėme jau šiandien ne vieną tokį trumpą, nedidelį eksesiuką, bet reikia važiuoti trasos plotyje, čia irgi menas. Na, smagu, labai smagu. Nu ką, ir vakar susirašinėjom su mūsų klubiečiu Karoliu Šližausku, kuris anksčiau slalome su Miata važiavo dabar street race su Need for Speediniu BMW GTR su labai dideliu spoileriu. Ir atvažiuoja Karoliukas su spoileriu. O, ir Arnold! Kiek krosą, čia jau praktiškai 2% krosą bus. Labai gerai. Nu va, kebrytė išsikraus padangas, bus galim ir su savais pasivažinėti ir pas svečius Jukmergiškių bolydai šaukti kokį. Nu va, biški bėdų buvo atsirėmus į kraštą tą, ne tokį? Kelkraštį. Netilpau. Netilpai, supratau. Kas pasidarė? Nežinau, bet ratas kreivai stovi. Anas? Ja, tuoj pasižiūrėsiu. Nu, biški, gal ir skersas. Biški.
Nu ką, ir mūsų svečiai pirmą kartą atvarėt ir kaip įspūdžiai? Puikiai. Gerai? Puikiai. Tikrai puikiai, viskas smagu. Gal kaip pirmas įgis lidoka biški, bet tai, nu dar nusivažiuos. Aha. Padangos vis dėlto tokios. Taip. Naujos vis dėlto. O taip nežinau, dar palaukim, pažiūrėsim, kas gausis. Supratau, kas dabar su automobiliu, kad sakei, sunkiai kažkas vairuosi, ne biški? Suvedimas kažko labai vairą lokina, nenori atsimest atgal. Aha, gal biški perverti ratus kokius ar vėl nežinai? Ne, negalėjau, viską naujo sudėjom. Tai manau, kad dar pamėgysim komplektą padangų suvažiuoti ir tada žiūrėsim. Supratau. Arba pjausim vėl traukės, trumpysim. Čia vietoj? Taip. Čia vietoj pjausim, tu traukės? Nu taip, pirmai trumpinam ir dabar patrumpysim. A ką darys, kai ilgi reiks? Turiu dar komplektą. Bra, viskam pasiruošę. Klausyk, su kamera iššokti pas tave galim kabinetą šalia pasėdėti, pažiūrėti? Jeigu nori, prašom. Šalmą turiu. Tai gerai, prašom. Ok, atsinešu ir varom. Gerai. Gerai. Super. Nu va, radau vairuotoją, varau pasimsiu šalmiuką ir pažiūrėsim, kaip visas šitas festivalis atrodo iš vidaus, iš keleivio sėdynės. Nu ką, šalmenzas yra. Tucht. Einam pas driverį, pabandysim pasižiūrėti iš kabinetą vaizdelį. Nu va, kaip ponas normalioj sėdynį. Va, nereik čia man tų 16 taškų diržų. Sėdėsim ant kožos. Užsilokina vairą, neatsimeta, ne? Visiškai. Geras. Varom remontuot traukiu. Bliamba smagu, bet šiaip tai gerai, žiauriai smagiai. Ten vienoje vietoje nuo kelkraščio nuleidai ratą suslenkčių, man atrodo, biškai paėmėm. Ne pirmas kartas. Ne pirmas. Nu, ačiū tau, šunuolis, dėkui labai. Ir už ką, dėkui tau, kad važiavai, dar palauk, sutvarkysim, tada pravažiuosim. Gerai. O, papa, žiauriai gerai. Dūmų į saloną padangų. Puikiai, puikiai. Dabar biški trumpas remontas ir toliau bandysim. Geras, žiauriai geras. Keliaukim pakalbėti su mūsų klubo nariais. Karoliukas atvažiavęs, Arnoldas atvažiavęs. Karoliukas šitoj trasoj dar nevažiavęs su savo tuo GTR-u. O Arnoldas jau tekė jam čia prasukti keletą ratų, tai pravažiuosim ir su klubiokais. Ar šitoj trasoj teko pabuvot kada? Teko keleivę vietą. Ai, meluoju, teko porą ratų apsukti. Ai, teko, ne? Atsukau. Su šituo? Skolinta mašina. Ai, suskolinta. O su savo neteko dar? Savo neteko. Tai tavo toksai street racinis jisai labiau, ar Tai čia va. driftų pritaikysi tai šiandien čia? Nežinau, čia jisai labiau nori tiesiai važiuoti, o ne šonus lyst. Tai, Nu jo. tai gali būti iššūkis. Teks persiorientuoti. Arba sulaužysim. Arba sulaužysim. O va kas labai skers nori važiuoti, va Arnoldas, jis jau slalome Gustonyse varė ištisai aplink tai skersas. Kiek tu čia buvis? Nu tai vieną kartą čia pirmą treniruotę apturėjau, pirmą iš vis važiavimą tokį drifto, tai dabar antras kartas realiai, tai žiūrėsim, kas čia gausis. Kaip Gustonyse patiko? Nu tai važiavau tik for fun, tai žinai, Bet buvo fun. aišku buvo fun. Ratas išlindo, tai ką, aišku fun. Nu gerai, tai tada aš prie jūsų fun keleivio vietą prisijungsiu. Gerai. Nu ką, aš jau vėl su šalmu ir dabar sėdam į kabinetą pas Arnoldą. Žiūrim, kaip pastai kabinetuks. O, hidraulika. Sėdynės sportinės nededi? Dar ne kol kas, bet ką žinau. Ateis laiks, ne? Jo. Ir planuoski, saka. Galbūt, galimai. Galimai. Gerai, užsisegam diržiuką. Tiesą pasakius, nežinau net kiek. Slėgio padangas nieko. Nieko nežinai. Ne. Viską išsiaiškinsim važiuojant. Na, ura. Na, ura.
Apšilimą ratuks, ne? Na, toksai, jo. Nelabai velk. Nelabai velk? Nelabai. Slėgia gal daugiau reikia padangas? Gal ir reikia. Sunkiai. Nu, bet... Mano dizeliuks. Bet, nu, neblogai, ta prasme, vis tiek, nu. Ir momentas, kai skersas eini. Biški ir. Bet vos nedugnai, minus reikia laikyti. Aš jau meistras jau, eik tu savo. Sušilai? Čia dirbt reikia. Pavijam. Ir visai išsuka, nu dabar mes, žinai, kur jau biški tiesesnė atkarpa, kur ilgiau reikia palaikyti, žinai, nu tai jau tada gal nebenuvelia tiek, bet ant tokių tai čia, ant tokių tai drąsiai. Na, matai, nežinau kokią programą visai įrašyta, nes aš purvą pakeičiu ir nieko nedariau daugiau. Tai... Nu, nereguliuotas. Jo, reiktų perčiupuot. Pas Aivarą nuvažiuok ant sendą. Tai aš iš kurio pirkau, sakė, lyg tai padarys programai, jis biški irgi užsiema, tai... Nu. Bus dalykų. O karaliuks dūksta. Dūksta. Pasižiūrėt, kas iš padangų liko. Jo, pauzelė. Nes ant sauso nevažiavęs aš dar. Nu. Ant šlapio, tai tikiu, kad žinai, ten lengva statyti. Jo. Ant sauso jau ant kabėlę reikia perspirt biškį stipriau. Ir, nu, gazą jaučiu, koja išlis per dugną, atrodo. Nuo minimo, ne? Ačiū tau. Ne, malonu, tik tai. Varom, dabar dar pažiūrėsim, kaip karoliukui sekas. Ir paskui įkrysim pas karoliuką. Ir gal dar kokį vieną BMW paprašysim įsėst, leisti keleivio vietą. Ką veikia? Skrendu, sako, kur skrendi, Tomėlis? Kažkur aplink krekždę. Tomėlis vaiko krekždės šiandien, kaip simboliška. Tomėlis yra mūsų bičiulis, pilotuojantis sportinį FPV droną, tai dalyvauja visokiuose renginiuose, filmuoja, gaudo ir automobilius, ir ne tik, ir mačiau po miestą paraižant 1000 tarp namų. Ir buvi. Ne, viskas legaliai. Bet ir buvi. Gal. Tai va, Tomėlis šiandien atvarė į Driftlandą pafiksuoti momentų iš paukščio skrydžio. Slalomistas karoliukas bandas su savo BMW driftą. Nu, va, dar vienas BMW automobilis, va čia kas liko iš padangų, čia jau šiandien spėjot suvalgyti. Tenais užaudinės dar daugiau padangų yra. O čia jau ta sunaudota? Jo. Supratau, iš kur atvykę? Radviliškio rajonas. Bliam, iš visos Lietuvos čia kažkaip suvažiavo šiandien.
Šaunuoliai. Koks motoras čia baimuko? 3 litro. Įsvapintas, ne? Laikau. Ką dabar darot, kas nutikė? Stabdžius pasivorinam dar. A, biškį trūksta, ne? Supratau. Gerai. Lėksi dar? Kolega lieks. Gerai. Aš pagalbinį. Supratau. Nu, karoliukai, kaip įspūdžiai? Nu, ne taip blogai, kaip tikėjausi. Nu, mes žiems ar 0 kambliam, visai gaunas jam. Visai slysta, aišku, išsakymą, kai nėra, tai čiut padauginė ir apsisaki, žinai. Bet čia pusė velnio, galvoju. Įdomu, ne? Įdomu, čia Gal persiorientuosi į driftą? baisu persiorientuoti, nes labai piniginę reikia praplėsti. Ir perorientuoti reikia piniginę. Jo, bet gali užkabinti šitas dalykas, atsargiai, jeigu kas bandysit. Narkotikai. Nu, čia jau traliukas kabinamas prie busiką. Nu, tai ką, vyriukai, baigėt pasirodymą, ne? Baigė. Trumpai šiandien. Pakankamai. Kas nutiko mašinėliai? Kas sugeda? Palatuoj. Šakė. Šakės. Lūžo? Lūžo. Atsarginės jokios nėra, ne? Namuose yra, kaip visada. Bet tai girdit, tai dabar galit su šito būsų palėkti iki namų, pasimt šakę ir čia pasikeisit. Jo, tipo, gal ir galima, Bet kai nevaržyba kažkokia, žinai, tiesiog, nu. Jo. Supratau. Nu nieko, pasimatysim kitą kartą. Iki. Tai va, tai ne visiems pavyksta techninių problemų išvengti, visgi tai yra techninė sporto šaka ir su metalu sutarties nesudarysi. Kai Tomeliui šalta skraidyti lauke, jisai skraida iš mašinas. Oi, tas Tomyfas mūsų. Gerai, aš dabar einu vėl dėti šalmą, kadangi radau dar vieną bičiulį, kuris praveš mane drifto trasoj. Varom. O, kaip aš mėgstu paprastas sėdynės, kai nereiks segiotis tų milijoną diržų. Nu, pats driftą kiek laiko varai? Šiaip pats tai, nu ta prasme, treniruotėse tai daug važiuoju, bet taip varžybos ne, kitais metais planuoju tik tai. Supratau. Šitas naujas? O, su jį savarysim porinius? Norėčiau pabandyti. Nu gerai, pabandykim. Nu, su 3 litrių bus smagu, tikrai net nebejau. Rollbaras įdėtas. O, kiek turėsim bičiulių trasoj. Labai mėsmalė. Jo, bet čia smagu su kompanija važiuoti, ne, trasoj? Nu, kai nepažįsti žmonių, sunku pasitikėti. Nu jo, nežinai, kas kaip važiuoja. Taip. Nu, bet girdi valinda, tas baimas normaliai. Turėtų važiuoti. Žiauriai gerai, ta prasme, aš pats driftą nevažiuoju, slalomą važiuoju, ten trekus visokius ant ledo, ten krosą biškį, mėgėjiškai, bet driftas tai visą laiką žiauriai faina pasėdėti šalia. Šiemet su Senkutė teko pavažiuoti Klaipėdos autodrome, tai blemba irgi stipriai žiauriai. Mūsų klube krosą yra Danilevičius Paulius, 13 metų vaikas. Tai irgi stipriai. Labai smagu, geras sportas. Nu jo.
Nu smagu, tai jau street lygą kokią jau šautum, ne? Ja. Tai planuoju kitais metais važiuoti. Nu super. Tai dabar tokie mašinos testai lengvai pasakyčiau. Nu. Nu labai gerai. Žiauriai ačiū už pasivažinėjimą. Nėra už ką. Linkiu, kad kitą sezoną pasiektum rezultatų lentelėje top 3. Stengsime. Gerai. Nu ką, smagiai pasilakstėm su dar vienu driveriu, tai žodžiu, šiandien mūsų programa iš tikrųjų labai smagi. Dar kartą ačiū. Prašom. Nu iš tikrųjų tas driftas šypsena veide kelia išlipų iš mašinos, tai va, su šypsenėlė. Nu, blemba, slys on žiauriai smagu. Aišku, pats prie vairo, aišku, pasiskolinus kokią mašinėlę būt galim pabandyti, bet nesijaučiu aš jokią formą drifto driveris. Driftint galiu tik su koltu žiemą ant rankinio arba su kokia kvatriucha kur nors, tai va, tai, bet šiaip tai žiauriai geras. Nu, ta prasme, visiems, kas turit kokią nors RVD mašiną ir galvojat, kur čia pasibandyti, kur čia pasipraktikuoti, arba galų gale kur pramokti to pačio drifto ir tą padaryti legaliai, prašau, va, Raguvos pašonė, Panevėžio BMW Fans Driftlandas, atvažiuojat, pliumt 15 euriukų su išankstinė registracija ant stalo, dedat ir viskas, ir nuo 11 iki 4 vakaro. 5 valandas džiazą tik padangų tiek turėkit ir benzo. Tai va, o mes dar gal iššoksim pas Karoliuką. Karoliukas trasoj šiuo metu driftina, padarom poilsį pertraukėlę ir dar šokam pas Karolį. Ką tik grįžo Karolis. Kaip, Karoli, reikaliukai? Nu, smagu, tai smagu, tik tai va, biški, padangos baigėsi. Great deal? O, kaip tau. Ai, tai kogi čia jau, blem, su tiek ir buferį nuplėšt gali, jeigu važiuosi. Gali. Keičiam kitą komplektą ir toliau važiuojam. Nu, gerai. Nu, ką čia gera, Karolis? Ui, savo kaip nudrožė padangėlę. Net išsiputė. Iki galo. Išsiputė, kai žigulinė tapo, tokia apvali. Operatoriai, bam, varam? Varam. Nu ką, paskutinis ranas, su Karoliuku pravažiuosim su jo BMW ir manau, kad šiam video bus tiek, tai pasižiūrim, kaip seksis Karoliukui. Karoliukas dabar užsidėjo semis lykus, užteks powerio. Supainėjo slalomas su driftu. Nu, bus šis slaloma ir drifta miksas. Tai pažiūrėsim, ar užteks. Pažiūrėsim, ar užteks. Segamės diržiukus ir varam. Šalmėzas. Būčiau pamiršęs. Būčiau priminis. Nedeskvalifikuos, manau, šitą. Ne, čia nedeskvalifikuos, bet dėl bendros tvarkos užsimėskim ir žiūrėsim, kas čia gerą gausis mum. Kiek kilovatų? 170 turėtų būti. Tai čia kas, 3 litrai? 3 litrai. Reduktoris koks blokuotas? LSD. LSD. Visai drifto reikalas. Nu jo. Nu, pabandom. Pabandom driftežų. Pačelis, rankiai. Vargs Arnold. Nu, į kurią pusę čia važiuoja, hebra dabar? Ei, aš į šitą pusę nemoku. Nu, tai palaukim, gal išvažiuos, varykim į tą, kurią moki. Čia išvažiuos. Va, vienas išvažiuos. Ne. Važiuojam. Važiuojam. Kažką vėliam. Bet sukimba labiau, ne? Nu jo, nori statytis tiesiai jinai daugiau, bet sliestas.
Valomo įpročiai. Jo. Bėgis persijunginėt, žinai. Kažko antros. Blemba, kimba, nu. Švila, žinai. Gerai. Klausyk. Maladės. Maladės. O geras, bet biški jaučias atkimba, ta prasme, ne? Jo, jau, sakykim, reikia daugiau pasistengti, kad slystų, o ne tiesiai važiuotų. Nu jo. Blem, bet gerai, ypač va tėva mažesnį, lėtesnį tokie, kur gražiai užsisuki ir išeini į kitą persimetį, žinai. Tai aišku, reikia pasimokyti dar daug, žinai, kad gražus persimetimas išeitų. Bet šiaip, jo, visai... Fainai. Visai laiko. Fainai, blem, geras. Ui, nu, žodžiu, smagu. Smagu. Palakstėm. Kaip sėmi, gerai? Blemba, kimba, žinok, jo jaučias, kad kimba, ha. Oi, tai kurgi karšti. Karšti sušylę, kaip turi būti, kurgi, va. Rankavas gali laikyti. Sprendimas, kad aš sėmi nesidėjau. Nu, būt neišvėlį tau. Žinok, vos ranką gali pridėti kokią karštį sėmiai. O, blema. Sušyla, jo. Nu ką, bičiuliai, tai tikiuosi, kad patiko ši serija ir nuo šiol tie, kurie dar nežinojot, jau žinosit, kad žiemą nebūtina yra, net nerekomenduojama ir netgi draudžiama yra durniuoti po miestą su mašinom, kai visą tą saugiai galit padaryti čia, prie Raguvos esančiame Panevėžio BMW Fans Driftlande. Taigi, ačiū, kad žiūrėjo dar sykį. Spauskit laiką, spauskit subscribe, nes dar mačiau, kad pagal statistiką daug kas žiūrit neužsiprenumeravę kanalą, tai prašau tą padarykit. Ir žinoma, parašykit ir galbūt pasidalinkit įspūdžiais savo, ar patys jau esat važiavę čia, bandę savo slidimo šono įgūdžius, ar šiaip praktikavėsi pasivažinėti šitam kartodrome. Ačiū dar sykį ir iki. Čiau.